maža ir tokia didi Nemuno vaga Lietuvos širdį Žemė Lietuvos ąžuolai žalios ąžuolai žalios Žemė Lietuvos ąžuolai žalios ąžuolai žalios Žemė Tu tokia brangi šiandien mus ginta Tau mintis šviesi Tau širdį lieta Ar diena dienos Ar naktelė ten Duok mums šilumos Duonos ir vandens Nematau kompozitorių, nematau rašytojų. Man labai gaila, kad jų nebuvo šiandien Halėje ir nėra jų čia. Bet antra vertus aš vėlgi pamenu, kai buvo sąjūdžio aušroje. Kai kurie iš jų rado svarbesnių reikalų, kai kurie iš jų tada atvirai sakė, aš bijau. Tai aš tikiuosi, nes kad jie pajus, kaip ir kiekvienas jautrus žmogus, kiekviena savo sielos dalele, kiekvienu savo atomu, kad atėjo laikas pasakyti, aš ginu savo žemę, aš ginu savo valstybę, aš ginu savo tautą. Ir kaip signataro Rolando Paulausko dainoj ir amžinatilsį aktoriaus Genio, pabudome ir kelkimės. Aš turiu viltį, kad mes dar kartą pabūsime ir atsikelsime. Mes šiandieną turbūt susirinkom visi žinodami ko, ne? Taigi, be ilgų išvedžiojimų, tiesiog trumpai aiškiai pasakykite tai, kas yra būtina. Ir čia prie šitos improvizuotos scenos kviečiu Marių Jonaitį, Tautininkų sąjungos Kauno pramonės skyriaus vedėją. Ir mes tai padarysime, nes trauktis nėra kur. Neklausykite skeptikų, kurie nuolatos kritikuos. Neklausykite cinikų, kurie kiekvieną kartą stengsis jūs pašiepti ar palaužti. Klausykite tik savo širdies, kuri jūs pasakys, jog darote teisingą darbą. Ir mes tai padarysime, kadangi esame lietuviai, didi tauta. Ir nesvarbu, jog gausus elito kabutėse būrys jums teiks kitaip. Neklausykite jų. Jie laikini, o nacionalinė idėja vardu Lietuva yra amžina. Šio referendumo iniciatyvos yra tik pradžia. Pradžia naujo sąjūdžio, kuris sugrąžins Lietuvą į teisingą, tautinės ir socialinės valstybės kūrimo kelią. Ir pabaigai noriu pasakyti, ne, daugiau niekada nepasiduos lietuvių tauta! Kviečiame čia arčiau poną Kazimierą Garšvą. Prieš 400 metų Mikalojus Daukša
prašė neparduoti tėvų žemės, papročių ir kalbos. Bet atėjo priešai, padalino Lietuvą, paėmė žemę, o vietovardžius pavadino savai. Kauną Kauno, Šiaulius Šaulį, Tauragę Taurogį ir visus kitus. Dabar ruošiamasi padaryti panašiai. Jau važiuoja autobusas Saliečniki Orame. Išvertus reiškia druskininkai, o žaizdos. O iš tikrųjų šalčininkai Varėna. Ir yra Vilniaus ir Šalčininkuose rajone tokių autobusų per 100. Po mėnesio bus 2 įstatymai, kuriuose siūloma keisti vietovardžius, pavardės ir abėcėlę, gatves rašyti keleriopai ir kurti teritorinę autonomiją, kur žemelė Vilniaus krašto vėl būtų pusiau atskirta. Kas nenorit šito dalyko, kviečiam pasirašyti peticiją dėl valstybinės kalbos ir teritorijos vientisumo išsaugojimo, o 20 visuomeninių organizacijų rinks parašus, kad būtų išlaikyta ir Lietuvos žemė. Linkim jum geriausios sėkmės ir aš daug nešneku prie darbų. Kviečiu čia šalia savęs Rimantą Kumpį, laikinai einantį Lietuvos liaudės partijos pirmininko pareigas. Ponas Rimantas Kumpis. Ar yra? Gerbėmieji, noriu kreiptis į Kauno valdžią. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, norim pareikšti, kad jūsų laukia visuotinis Kauno gyventojų surašymas. Ta surašymą mes atliksime pasibelsdami į jūsų duris, nuolankiai nusilenksime ir paprašysime jūsų pagalbos paremti mūsų akciją. Gerbiamas merė, kitą penktadienį bus pristatyti pasirašymo lapai. Tikimės, kad jūsų savo komanda pirmas ateisit ir parodysit pavyzdį. Mėly kauniečiai, jūs esate labai svetingas miestas. Priimkite taikiai mūsų tikslus, padėkime mums ir būkime visi kartu. Ačiū. Ačiū ponui Rimantui. Povilas Reklaitis, Tautininkų sąjunga. Labą dieną, gerbiami renginio dalyviai, svečiai, organizatoriai. Iš tiesų nesiruošiau čia kažkokios kalbos. Vakar užsirašiau, paprašiau, kad man skirtų tiesiog minutę žodžiui. Tai tiesiog nutariau pasakyti, ką galvoju. Dalinau aš tos lankstinukus šią savaitę. Iš tiesų buvo žmonių, kurie tos lankstinukus mielai priėmė. Diskutavom apie žemės nepardavimą užsieniečiam, apie skalūnų pačias dujas, apie referendumo skaičiaus sumažinimą. Žinot, kas įsiminė iš tikrųjų? Įsiminė tas, kad jaunas žmogus paduodi tą skrajutę, jis tai pasižiūri, pasiteirauja čia, dėl ko būtent kaip ką susidomi, bet buvo tokių žmonių ir kas nekeista jau brandaus amžiaus žmonių, kurie paėmė tą skrajutę, demonstratyviai suplėšė ją ir pasakė, žinot, lietuviai iš manęs nenuperka žemės, laukiu tik tai, kada nupirks užsienio valstybės piliečiai. Tai tokiu atveju ką aš galiu pasakyti? Jeigu žmogus negalvoja apie savo tėvynę, apie savo anūkų, vaikų ateitį, tai man gėda už tokį lietuvį, atvirai pasakius. Tačiau šiandien atvykęs čia, matydamas tokį gausų būrį žmonių, kurie palaiko tą idėją, aš supratau, kad esu ne vienas, esu su daugybė lietuvių, kurie nenori parduoti savo valstybės, kurie tiki savo valstybę ir kurie tą valstybę pasiruošę puoselėti. Turiu štai šitą rašiklį. Senoviai lietuviai kovojo kardu, knygnešiai knyga. Mes dabar kovojame tušinuku ir popieriaus lapu ir tikime, kad mes nugalėsim.
mūsų tauta gyvavo, gyvos dar 100 000 metų. Ačiū Jums už dėmesį. Kviečiam signatarą Algirdą Andriukaitį. Labą dieną, laisvi Lietuvos žmonės, nelaisvoje Lietuvos valstybėje. Poetė Degutytė yra pasakius, niekur mes toliau ir nenuėjom nuo pirmos neparduotos tiesos. Ir štai mes turime savo valstybės tiesą ir ją turime ginti. Iškart aiškina klastingai, kad pradžiai pirk žemę tik Europos Sąjunga. Tai yra, sakysim, Lietuvoje šiuo metu 1 hektaras kainuoja 1,1 tūkstančio eurų, Lenkijoje kainuoja 4,5 tūkstančio eurų. Reiškia, kas tą žemę supirks? Artimi kaimynai nepirks, sakysim, kažkokie tai suomiai. Toliau, antra serija bus vėliau Kinija. Šiuo metu Kinija yra jau supirkusi pasaulyje 30 milijonų ariamos žemės. Kas laukia toliau mūsų pačių ir jų didelių pinigų, galima tik tai pagalvoti. Lietuvos kodėl taip yra? Lietuvos politinis elitas, kaip rašė Kraučas, yra kosmopolizuotas, liberalizuotas ir parsidavėliškas liberališkai visiškai. Ir jam rūpi tik tai tokie dalykai. Dėl to mes čia esame štai susirinkę. Šiandien mus nestebina, kad lietuvis jau negali pase įsirašyti, kad jis yra lietuvis. Šiandien mūsų nestebina, kad iš automobilių numerių buvo išimta trispalvė. Ir procesas yra toks, kad tuo metu, kai mes padavėm ženklą Europos Sąjungai, paguldę Seimo narį ant grindinio veidų į grindinį, ženklą, kaip mes galvojam ir kaip mes elgsimės toliau, tuo pačiu metu Hagoj buvo priimtas aukščiausiojo teismo įstatymas, kuris įteisino sukūrimą partijos pasivadinusios, pederastais ar panašiai, kurios programoje yra taip, 12 metų vaikai jau gali turėti lytinius santykius su suaugusiais. Štai mes tokioje situacijoje esame ir aš manyčiau, kad mūsų pagalvojimas dėl ateities neapsistotų tiek dėl šitos žemės problemos, už tai, kad čia yra labai svarbus, bet ne vienintelis, galvokim apie Lietuvos valdžią. Dėkim visas pastangas, aiškinkim žmonėm, kad Europos Sąjunga, kaip sakė Lietuvoje esantis nuncijus Bonazi, Europa pasisakė už išėjimą iš istorijos. Štai jau žodžiai. Todėl tikėti tais aiškinimais iš Briuselio mes negalime. Galvokim apie ateitį, galvokime apie tai, kas turėtų būti Lietuvoje valdžioj, kas turėtų būti prezidentas, kas turėtų būti Seime. Ir tik tuomet šitos klausimus mes tikrai išlaikysim iki pabaigos. Ačiū Jums. Ačiū ponui Algirdui. Signataras Leonas Milčius.